Vis daugiau moterų savo spintose nori turėti autentišką tautinį kostiumą. Nors šis drabužis nepigus, audėjai sako, turi vis daugiau darbo. Kiek pasiūta tautinių kostiumų iš jos rankų maustų audinių, Gargždiškė Zita Paulikienė sako, sunkiai suskaičiuotų. Moteris yra aprengusi pusę Žemaitijos. Jos audiniais puošiasi įvairūs dainų ir šokių kolektyvai. Prie staklių moteris sako praleidžianti ištisas dienas. Jeigu darbo turiu, užsakymą kokį turiu, ir audu, tada jau ilgai, po 12-14 valandų. Kol miegas pradeda imti. Čia ir pomėgis, ir pragyvenim šaltinis jau dabar tapo. Jau dabar viskas. Daugiau, kaip, kad sakau, daugiau kitko nieko nemoku. Čia štai pat yra adatėlės, senus pasikabint kabliuką adatėkis ir kur ir skylutė iškalta. Tuo veidu tą adatėlį pasislenka. 26 metus audžianti Gargždiškė pastebi, kad autentiški rankų darbo gaminiai vis labiau pripažįstami. Jos graibsto ir užsieniečiai, ir lietuviai. Kai būni mugėj, kad prieina kas nors ir buvo, kad prašo, sako, ar galiu aš palaikyti jūsų ranką. Įsivaizduojat, čia ir, atpildsų. Išpėtėjais čia reikia dirbti. Raumins virštai, kaip pasmurniko vieni. Išausta tautiška giesmė – populiari dovana užsienyje gyvenantiems lietuviams. O štai iš šių medžiagų bus pasiūti tautiniai sijonai. Užsakymų išausti tautinius drabužius daugėja. Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau moterų, kurios nori turėti savo tautinį kostiumą. Ta mama turi 3 dukras. Visoms dukroms, kaip viena 40 sulaukė, vienai 1000 litų padovanoja, antrai po kelių metų vėl 1000, trečiajai vėl 1000. Ta trečioji, ta viena nusipirka, sakė, sofą, kita nusipirka auksinį žiedą, o ta atvažiavo tautinių rūbų aš noriu. Tautinis kostiumas kainuoja mažiausiai 1500 litų. Jį išausti prireikia daugiau kaip mėnesio.